Sveiki, hebratai, sesės, broliai, pietų Tailandas, naujos kliurkos ir senjorai. Bus ir veiksmo, ir ramybės, kartais keistų vietų, dažnai tiesiog realybės. Kaisk mačios ar arbatos, gal permokėtą rameną, ar bomžpakį, jeigu esi studentas, ar šiaip koks inteligentas. Garsink savo šilelį ir paremk mano vaibelį, paspausk like, o jei netingi ir subscribe. Pasijaučiau kaip Kendrikas Lamaras, o dabar keliaujam, kol nebuvo perrinktas kanalas. Sveiki, mano mieli sekėjai. Į sveikatą. Šiandieną važiuosim į naktinį safarį nacionaliniam parke. Tai pasiruoškit pamatyti visokiausių vabzdžių ar dar kokių velnių. Pasimkit uodų purškalo ir turėkit kokius normalius batus. Nes aš savo batus pamečiau prieš kelias savaitės ir viską darau su sandalais. Tai naktinį safarį irgi eisiu su sandalais. Iš tikrųjų pamečiau vieną batą ir vakar pagalvojau, kad galėjau aš tą vieną batą pasilikti. Tai būtų patogu bent vienai kojai. Bet dabar turiu tik tai 2 sandalus ir juos naudoju. Tai padarėm apie 5 metrus iš viso plytelių. Bet, kad ir gražiai atrodo, yra kai kur aštresnių kampų, kas nėra labai gerai. Tiksliau, labai blogai. Bet manau, kad galima dar nušlifuoti tokius aštresnius, kaip čia. O dabar eisim padaryti dar kokį metrą šiandien. Tik tai bandysim ne tokį skystą betoną dėti. Pažiūrėkit. Padarėm varganą metrą plytelių, pusę maišo cemento ir viskas. Pavargę. Dar pusę darysim, bet pagarba visiems statybininkam ir visiems, kurie daro tokį fizinį darbą kiekvieną dieną. Tai turim 6 valandas, o tai reiškia, kad jau tuoj temsta ir į džiunglės ropoja ir skrenda visokie gyvūnėliai. Medžioklinis. Gal į džiunglės vežtis. Visas tarantulas sumedžios. Kai neturi batų, tai reikia tapti išradingu. Nes kojinės nėra pritaikytos mano tapkim. Bet turėtų veikti. Tai Dominika pasiima šitą galvos žibintą ir važiuojam. Dominika, kokia nuotaika tavo dabar? Bijau uodų. O vorų? Ne. O gyvačių? Ne. Nieko nebijai? Bankroto Lietuvoje bijau. Hi. Hi. 2 tickets. What do you plan tomorrow? What's your program tomorrow? Do you want to probably come here? Come here again or to the lake? No, here. Here. Okay. How many tickets? 2. Okay. Pasirašinėjom dabar, kad jeigu negrįžtume, eitų ieškoti mūsų tam tikrų metų. Variukas tiesiog. Scorpion. Yes, Thank you. scorpion. Not scorpion who, nah. This scorpion, not scorpion who. This scorpion who and not, Sorry? Not scorpion who? yeah, not who. For you look a scorpion who. Rimta šiaip gidė, jaučiuosi kaip su ta močiute per Madagaskarą.
Get the best of nature. Šiaip turistynas baisus čia. Po turo važiuojam namo. Per daug nieko įspūdingo nebuvo, bet visai smagu pasivaikščiot po džiunglės. You're right. Yeah, no, it's just my grandma. She's just a lot all the time. And she's like trying to tell. Kampe. Kaip tu čia atsiradai? Fucking moron. Stop going in rooms that you're not supposed to be in. Bandėm spausti limitus motorolerio kuro, tai visiškai baigėsi. Bet visata mus apdovanojo, nes prie pat yra buteliais pardavinėja. Grynai už 10 metrų butelius pardavinėja benzino, dyzelio. Tai pasisekė. Depozitus. Yesterday they were over, like all the way over there at the houses, like. Tai manau, kad čia monasterija kažkokia, nes nemažai tiesiog vienuolynų toj pačioj vietoje ir dar stato pilis. O čia tai urvus. Čia beždžionės kiekvieną dieną šeria, dėl to čia jų tiek daug.
Jo po švediško stalo, hebra. Visi kažką kramsnuoja, atsinešę. Dėdė King Kongas. Ką tu, Maiklai? Ne, bet rimtais yra patinas. Tas turbūt pagrindinis patinas, nes kelia nerimą visiems. O bent jau su šimpanzėm yra taip, kad kažkuris kitas patinas gali grasinti jo pozicijai pirmai. Tai šitas po kairę, man atrodo, potencialiai galėtų jį kovot. Tai jaučiu, čia drama kažkokia vyksta dabar. Opa! Nu, tu kaip ir aš, iškritęs iš medžio. I'm friendly. Lights will guide you, keep hoping. Sky is dark, but stars shining. Through the clouds, no hiding. Heart like fire, keep on fighting. Every step you're redefining. Keep climbing, keep rising. Dreams like fire igniting. With each breath you break free. Victory's waiting, you see. Hills are steep, but keep pressing. Winds are stronger, just testing. Push through, hear it confessing. Through the storm, you're progressing. Keep climbing, keep rising. Dreams like fire. Jeigu įdomu, kur krabai gyvena prie jūros, tai jie išsikasa duobes visai netoli nuo jūros. Ir jie ką tik sulindo į namus, aišku, pamatė mane. Bet kiekvienoj skylutėj teoriškai gyvena krabas. O čia jų tūkstančiai. Kai kurios didesnės, kai kurios mažesnės. Joje važinėju su bitute. Kaip jie žinojo išnuomot man šitą motorolerį?
Sveikas. Sveikas. Vėliavą pamačiau. Ką gero? Pas mane irgi. Ilga istorija trumpai. Pamečiau gertuvę prieš kelias savaitės. Tai paskutinis plastikinis butelį, kurį turėjau nuo vandens. Tas ir buvo naudojamas iki dabar prisipilt vandens. Dabar dilema tokia. Norėjau prisipilt vandens, bet nėra kur. Tai man davė butelį šviežią su vandeniu. Kaltinamasis. Tai ką dabar man daryti? Ar atsinaujint savo techniką ir pasiimt naują butelį? Ar persipilt į seną? Manau, kad pasiliksiu savo seną. Jau prisirišau. Ir patogu paimt. O šitas, na, tai kaip ir kakliukas jau. Kitoks biški. Tai pasimsiu šitą. Ir reikės grįžti. Tai duot truputį konteksto. Buvom nacionaliniam parke, salos apačioj. O dabar atvažiavau į vidurį grąžint motorolerio ir turiu keliauti į šiaurę. Taksai yra dvigubai brangesni negu motoroleriai. Tai iš pradžių eisiu tiesiog ir bandysiu stabdyti žmonės. Gal kas nors paims mane. Tai plano neturiu, bet žinot, ko turiu dar? Turiu dar mačos. Tai kol turiu mačos, tol viskas gerai. Kai baigsis mačai, jau reiks panikuoti. Į kelionę vėl. Aš turiu dar mačos, tai jokios problemos dar manęs nemačiusios. Mačia baigėsi, reikia galvoti apie problemų sprendimus dabar. Tai 12 km pažiūrėjau, kad eit. Čia bus juokinga. Tiesiog žmonės su mopedais važiuoja. Tai iškeli tą pirštą. Taip asmeniška. Nes jo, kiekvienas galvoja, blema, aš nestosiu tam bičiui. Ir daugiausia tai važiuoja porom. Trečias tai tikrai nesės į galą. Hey, just city. Yeah, Long Beach is perfect. All right. Aleksas iš Romanijos numetė mane kokius 7 kilometrus. Dabar dar 5 liko. Pradėjau eiti. Papasakojo, kuo užsiima žmogus. Papasakojo, kaip prasimušti YouTube'ai. Sakė, nusipirk netikrų peržiūrų ir komentarų ir tada pramuš tave. Ką manot, publika? Ne, šiaip, aš turiu geresnį variantą. Jeigu kiekvienas dabar susikurtumėt po 5 kokius accountus Gmail ir per kiekvieną peržiūrėjot mano video, paspaudėt like mygtuką, pasubscribinot, manau, gautųsi viskas labai puikiai. Nereikėtų feikų. No way. Negali būt. Negali būt. Čia toks likimas suvedė mane su šituo apleistu namu. Aš kaip tik apie jį galvojau. Norėjau nuvaryti jau kelias dienas ir vis lekiu pro šitą vietą ir niekad nesustojau.
Tai dabar esu labai susigundęs ten nueit. Tas nejaukus vaikščiojimo periodas, kol nebus mašinų. Ir po to motorolerių. Nu ir dar po to. Nu ir dar po to. Nu ir dar po šito. Okei, publika, važiuojam. Tai va, taip va. O, kaip tik į tūliką norėjau. Liftas. Ai, mes gal laiptus pasimsim šitą kartą. Tie liftai tik tai sveikatą gadina. O. Rašo šok. Bet čia potencialo, tai turi šitas pastatas. Šienas sukrautas. Salione. Wow. Kur eini, kai visos durys tau atviros. Gal čia biškį per daug ant vaizdo. Bet va, bambukai konstrukcijoje dominuoja. Policija tiesiai prieš nosį. Tiesiai prieš nosį policijai. Nu, nepavadinsi čia jau sėkme, čia jau tiesiog kvailumas. Papa. Tai žodžiu, apsidairėm kažkiek, o dabar gal būtų pats metas grįžt. Gerai, lekiam, nes čia iki trečiadienio lauksiu. Ne, nelekiam.
Nelekiam. Lipam. Laukiam. Lipam. Laukiam. Tai tiesiog, kadangi ta policijos postas yra, tai bet koks vietinis mane pamatęs gali tiesiog tuk-tukas sustot prie policijos ir sakyti, žiūrėk, ten tas su rudais marškiniais, turistas. Tai va, eini, prieini kambarį, o ten karvė. Ką tu jai sakai? Sveikas, sorry. Privatumo tau čia biškai nėra, aš tiesiog jau pro šoną, žinai. Ir užklydau. Sorry. Opa. Bet čia geriausia tai yra žinot, kaip padaryti. Lipi pro čia. Ir tu sakai, nu žiūrėk. Aš čia tik buvau užėjęs į viešbutį. Nelipau aš prie jokios tvoros. Opa. Nu ir viskas. Pacanas vėl laukia. Musulmonai važiuoja. Gaidžiai dainuoja. Aleksas Tailando gatve šluoja. Ok, reikia pradėti kažką stabdyti. Nes saulė tai kepina. Saulė neklausia, o tu taksą gal nori pasimt, ar tu gal paveš. Ne, saulė tiesiog šviečia. Čia toks yra saulės darbas. Tai arba galim dabar sakyti, saulė nebešviesk, arba reikia kviesti žmogų, kuris tave paveš. Sustojau. Tai Ilo iš, nežinau iš kur, neklausiau iš kur. Iš Vokietijos. Nuvežė mane dar 3 kilometrus. Čia vaikų darželis, ta prasme. Aš maniau reikės eit kokią valandą, žmonės nestos. Tik iškėlė nykštį, bam, sustoja. Kur nori važiuoti. Tai likusį kelią aš, ta prasme, nueisiu pats, nes jau būtų net nugėda, būtų nuodėmė su tokiu lengvu hitchhikinimu grįžti namo. Tai pareisiu likusį kilą. Jaučiu, kad tarp manęs ir marškinių yra labai plona prakaito terpė. Aš jau esu netoli visai, kitoj gatvės pusėje mano hostelis. Kas manim netikėjo, kad pereisiu 12 kilometrų be jokios pagalbos, pats ant savo kojų, be vandens, be mačios. Nežinau, žinokit, aš tai rašyčiau į Gineso rekordų knygą. Apsvarstyčiau taip įrašyti visai šitą mano polgį. Čia eini ir tiesiog bam, laidai. Atsargiai, nėra jokio ženklo. Kabo. Tai gal nelabai prie jų liestis yra gera idėja. Šiaip visai faina matyti, kaip žmonės ant dviračių rieda tiesiog. Daugumas su motoroleriu, bet su dviračiu turėtų būti įdomu prasinešti.
Ten džimą turim. O čia jau tie laiptai į rojų. Ok, parėjau namo. Sveikinimai, Aleksai. Kapunka. Ačiū. Plojimų gėlių nereikia, bet like mygtuko užtektų. Žodžiu. Nežinau, ką toliau veiksim. Tai vėlgi, tokia marmalinė nuotykių matysit. Tai sekančiam kadre aš vėl, įsivaizduokit, kažkur dykumoj būsiu, jaučiu ir eisiu 2 savaitės be vandens. Panašiai kaip ir šiandien. Tai nenuleiskit savo lūkesčių, nes kitam kadre bus, ta prasme, kažkas neįtikėtino. Net transitiono padarysiu dabar. And the cat coffee and the two civet cat. Šita palminio musango patelė šiuo metu laukėsi ir jai reikia apsaugos aplinkos, todėl ją aptvėrė narvu, palikdami vieną skylę išeiti. O patinas būsimo vaiko tėvas grįžta tik pavalgyti arba su beždžionėm pasimušti. One leg. 2 hours, 3 hours may come. Hi, can go. 2 hours, come. Hi, 1 week. Non. How shy. Not talk. In that fighting. Why me have to close like this? The 5 people. Not scared. Look. Yeah, not scared. The open not good. Fight the art people. Oh. Baby kids. This is fighting. Yeah. Me cut the stop here. Yeah. Hi. One. It's okay. Dog. Meow. That for me, the one, the hole. Yeah. Papa, mama, me, you hole not good fighting. Yeah. Oh. The fan touch. Okay. Can I pet? Yeah, touch again, man. The hole. They can talk. The inside not have water. A lot of hair. Yeah. Chào mày đây. Čia klausiu, ar pasilgo jo ūdra, todėl ir cypia turbūt. They look at the homie. No. Okay, baby, 4 and 5 months. Eager, see. Kai buvo kokių 4-5 mėnesių, erelis ežere kažkokiam sužeidė jos kojytę. This not good, not that in the walk, not run. This one, we take care 1 year, 2 years, like this, or just like this. Paleido ją Bankokė ežere po kurio laiko. Sako, 2-3 dienos grįžta į fermą. Come back, go again. 2 and 3 Go again. Then now, 6 years, eat and sleep here, 6 years old. Yeah, 6 years, for 6 years. 6 years, Sako, aš perku žuvį kiekvieną dieną. 11-15 eurų. Kodėl aš auginu grybus? Kad galėčiau parduoti ir nupirkti maisto ūdrai. 1 day, 500-400 baht every day. Tu sakai, tu laisva, gali eiti. Typu tapu išeini, Ana grįžta po 3 dienų. Come back, yeah? There is the mama chicken fighting. Mama višta kovoja. Kodėl mama višta kovoja? Šitą ūdrą pasiima taip viščiuką ir bėga su juo. Vien pažaist. Nevalgy to ką, bet pažaist. For chicken. Catfish, chicken, everything now in the frame. Not fighting. Me have the baby and the bird. The other dog. This is for cooking. In the soup tom yum. Yes. Nesitikėjau Tailandė su ūdra po turą vaikščioti. Tai čia lūfų vadinasi, kur augina ir paskui naudoja kaip kempinę. Galbūt esat matę parduotuvėse. Tokia tekstūra kaip kempinės. Netgi.
Lietuva. 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 Va. Lietuva. 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 Hi. Dominika. No. No. This one, no, this one. Sveiki baklažanai, batatai. Sveiki baklažanai, batatai ir sveiki pekanai, baklažanai ir batatai. Šiandien važiuojam dar į kitą nuotykį. Atvariau prie meditacijos centro. Tai turbūt vienuolynas bus. Šiaip sakė man, kad vakar, kur buvom toj, kur matė mūdrą ir visą kitą, tai sakė, beždžionės atvaro į kiemą kovot su tais paukščiais, nes jie labai agresyvūs. O beždžionėm patinka, kai rodo prieš jas kažkokį dėmesį ir panašiai. Tai jos atvaro pakovot. Ir su šunim, sakė. Čia jų pilna. Tie šunys išsigąsdinę dėl beždžionių. Čia medžiai susodinę. Visa šeima mane yra apstojus medžiuose. Tetukiai ten įsipatauginus. Kažin, beždžionių šeimos dinamika irgi, kai žmonių yra, žinot. Žiūrėk, čia tu taip atrodai, kai galvoji, kur aš raktus pasidėjau. Okei, užteks tų beždžionių, varom į kitą vietą. Vakar pravažiavau pro kitą apleistą vietą vakare visai. Tai varom pažiūrėti, kas ten gero. O tyla garse. Ką apie tylą žinome mes. Na. Daug suprantame mes. Big party! Lunch band! Chop, 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 doo doo! Band! Chop, 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 doo doo!
Kapunka. Speikis kas? Iš 3 kartų. Ne. Patai. Ne cepelinai, ne kugelis ir ne veidarai. Tai vėl tas vaikščiojimas nejaukus. Važiuoja paskutinis motoroleris. Tuščia gatvukė. Ir tiesiog eina. Jau mašiną girdėjau. Tai va, hebra, čia daryčiau virtuvę, matot, ten rankas galit nusiplaut. Čia būtų kokią kepsninė, žinai, kepa maistą, visą kitą. Man čia virtuvė, tada čia išeini. Eini, čia jau įėjimas į restoraną, ką tu, prie jūrosgi. Ir čia būtų jau staliukų pora. Čia kampe vienas, taip, sofutė tokia jauki. Čia staliukas būtų dvivietis. Čia eini, langas. Čia būtų, aišku, nebūtų tų akmenų, šitą paliktume dėl grožio ir nostalgijos, bet čia būtų toks upelis su žuvim, žolytė visur žalia, žinot. Ten kitoj pusėje dar visokių planų yra, aišku. Ir čia būtų, va, staliukai dviviečiai. Iš tikro, tegul mato. Čia atidaryta yra. Galbūt nieko major čia ir neradom. Čia būtų jaučių kirpykla. Nežinau, nematau jokios vizijos šitam pastate. Ten tai mačiau viską aiškiai. Ne, bet čia būtų va, gėlytės susėtos visur link jūros. Guten Tag. Guten Tag. Alles gut? Alles gut? Alles gut. Alles gut. O taip mažutė. Čia taip šalta, aš niekur nenoriu eiti. Galėčiau vaikščioti. Aš noriu sulčių. Aš noriu šito. Yes. Atėjau į Tuliką restorane. Tai ten už užuolaidų. Močiutė guli tiesiog. O čia televizorius už manęs. Čia Tulikas. Tai laukia tiesiog eiliai. Tiesiog hatoj viskas pas juos. Po kambarį vaikšto turistai.
Sveiki, pabiručiai. Žiūrėkit, ką nešuosi. Naujas butelis, mano vandens beje. Palikau tą prie apleisto namo praeitą dieną. Tai dabar paskutinis butelis, kurį turėjau sulčių, buvo. Pasiėmėm droną, paimsim Dominikai arbatos, tailandietiškos, dar ko nors. O mes varysim pavažinėti dar po salą, paleisiu droną. Tik niekam nesakykit, gerai. Thank you. I'm sorry, only have 1,000. Situacija tokia, šitas butelis mano peršlapęs, nes šalto vandens pripyliau. Nukrito šitas dangtukas, aišku. Tai dabar taip va geriu vandenį. Yra buvę ir geriau su vandenio situacija. Bet jeigu veikia, tai veikia. Kitas dalykas, Snickeris.
yra vandens pavidalo šiuo metu. Pamiršau, kokią more esam ir galvojau, paskui suvalgysiu, bet va. Aš žinau, ką dar pamatysiu. Noriu išsimaudyt, noriu pamatyti kažką gražaus. Dabar važinėjau Kolantos viduriu realiai. O dabar noriu varyti į senamiestį, kuris yra dešiniai pusėje arba rytuose apačioj Kolantos. Važiuojam. Tai senamiestį praleidau, pagrindę ten per daug nieko nėra, nusipirkau suvenyrų porą ir viskas ten. Maistas, autentiškos parduotuvėlės visokios ir tiek. Tai atvažiavau pavalgyti truputį už senamiesčio. Tiksliau norėjau pavalgyti, bet uždaryta mėnesį visam, kadangi Ramadanas. O labai daug musulmonų čia, tai užsidarė daugumą. Tai čia atvariau pavalgyti. Irgi užsidarė šitie. Ne dėl Ramadano, bet tiesiog užsidarė. Atėjau šiaip pasižvalgyti. Pabandysiu suvartoti šitą snikerį. Ne tau. Šiaip žiauriai skaniai atrodo. Matai visus sluoksnius šokolado, riešutų, sausainių. Vau! Skaniau negu kietą valgyti. Vau! Bet čia turbūt tik mano durna galva sugalvotų tokią idėją, kad tipo ta sala labai netoli atrodo. Ar būtų įmanoma iki jos nuplaukti? Juokauju, ar jūs pablūdot? Nu tikrai iš ten neplauksiu. Bet į tą medį jūroje tai tikrai įlipsiu, nes pas mane buvo sąrašuose dalykų, kuriuos noriu padaryti. Žinot. Prieš pakratant kojas. Gerai, einam. Okay. Žinot, apsunkina padėtį truputį mano lipimo. Kas apsunkina? Aš iš tikro vaikštau ant kažkokių keistų daiktų. Fuck. O čia mačiau krabų. Aš nenoriu būti, žodžiu, reikia lipti.
Nieko nežinau, Hebra. Bet čia mačiau. Tai jie vandenį dabar visi šalia kažkur. Okay. Manau, užskaitysim. Padaryta. Nu va. Kaip nenori užminti, ant ko nereikia. Taip atrodo gatvės, kai nedirba niekas. Ne visai apleistas viešbutis, bet ant pauzės toks. Sveiki. 201. Čia siaubo namas gal. Tokia apokaliptinė vieta atrodo vis tiek. Tie laidai tokie čirška. Palikęs motorolerį tiesiai prie viešbučio. Lyg dar subtiliau paslėpt neina. Wow, kas čia buvo? Pagavau tą akustiką visą. Wow. Tikrai aš nieko prieš būčiau. Čia laikyti. Su tokiu vaizdu. Tai aš ir lapuose sėdėčiau. Netriukšmaukit. Nes dvasios išsilakstys. Tai va taip va. Ten kamera, matot, pasisveikint. Sakė mano kamera, kad ta kita kamera žiūrėjau į ją. Tipo, nužiūrinėjau, žinau. Oi. Per gerai apie save galvoja ta mano kamera. Tai prasme, ta kamera tiesiog stebi žmonės, kad net varytų išdaužyti langų, žinai. Padaryti nesąmonių ten tam bute. Ne. Žiūrėjau į mane tą kamerą tikrai, nu. Valgau blynus kiaušinių skonio ir ant viršaus dar kondensuoto pieno yra.
9 iš 10 Aleksų rekomenduotų. Tai ačiū, kad žiūrėjot, mylimukai. Pasiplokit savo, jeigu žiūrėjot iki galo. Paspauskit like ir subscribe, kad paremtumėt mano kūrybą. O mes susitiksim ten, kur viskas ir prasidėjo.